Aš pasakiau, kad tobulas. Gerai. Yra tokia mokytoja Teresa, jai yra 45. Matematika, žodžiu, vicedirektorė, labai rimta moteriška, neturi vaikų ir sako, kad vyro nėra turėjusi, todėl labai pikta. Tai pabandom mes panaudot mūsų seną meistrą čiešinimo Algirduką. O jau Jėzus Tomarija, jau Algirdukas, tai jau tokią Teresą suvartys per... Oi, žiūrėkit. Taip, bandyk su Algirduku ir viskas. Jėzus Tomarija. Sarmatas skambinti. Tai irgi žiūrėk. Bet sėkmės. Aš su tavimi jau ką. Alio? Labas vakaras. Labas vakaras. A čia ponė Teresa. Taip. Labas vakaras, jums skambina Algirdas Čivinskas. Koks? Nu, žinokit, taip jau gavosi, kad tamsta manęs kaip ir nepažįstat. Taip. Nepažįstu. Alegi, vat tą aš ir norėčiau situaciją ištaisyti, nes yra mano vienas, suprantigė, sūnėnas, jūsų mokosi kaip tik Lelevelio mokykloje. Taip. Ir kaip tik gavosi man garbės tamstą pamatyti ir aš kaip tik gavau jūsų numerį tam, kad pakvieščiau jūs išgerti kartu kavos. Nu jau. Kokia proga? Aš nežinau, reikės matyt galvoti, jeigu jūs be progos neinate kavos. Reikės sugalvoti tada progą. Tai, o koks jūsų tas sūnėnas, kas jis toks yra? Žinot ką, nevelkime į tai darbo. Tiesiog jūs man patinkate kaip moteris ir aš labai norėčiau su jumis susitikti. Nu, čia dar naujiena. Tai jūs visiškai manęs nepažįstus, nematėt. Aš jūs pažįstu tik iš matymo, tiesą pasakius. Oi, labai malonu. Ir kur jūs mane matėt? Kaip tik prie mokyklos. Nu, vat. Nes buvau kaip tik prie Lelevelio mokyklos pasiimti sūnėno, suprantigė. Ir gavosi taip, kad užmačiau jūs. Tai kas čia toks sūnėnas, man pasakykit? Nu dabar aš jums pasakysiu, taigi jūs jam ausis nurausite, bet už tai, kad jis man jūsų atskleidė, suprantikė, visą informaciją. Bet jeigu jūs sutiktumėt su manim išgerti kavos, aš mielai jums papasakočiau apie savo sūnėną, šeimą ir visą, suprantikė, giminę. Na, suprantat, ne, čia labai įdomus pasiūlymas. Aš labai tikiuosi, kad jis jums labai įdomus. Labai įdomus, nes tokių pasiūlymų tai iš tikrųjų aš dar ir neturėjau. Nejaugi niekada. Nu jau tokio paslaptingo, tai tikrai ne. O ko čia paslaptingas? Na, aišku, kad paslaptingas. Aš jums prisistačiau, tai aš jau kaip ir nebe paslaptingas. Sūnėnas netgi turi mano namų telefoną. Tai kad žinokite, man atrodo, kad nėra labai sudėtinga gauti jūsų telefoną, jeigu jau jisai gavo. Nu, vat man labai čia įdomu. Tai va, tai aš dar kartą labai norėčiau jūsų, atsiprašyti už vėlų skambutį, vienok labai norėčiau jūs pakviesti, aš nežinau, gal kokia kavinė yra šalia jūsų? Nu, tai čia reikia dar pagalvoti. Vat. Aš su nepažįstamais negeriu, neinu niekada. Mano vardas yra Algirdas Čivinskas. Nu, tą aš jau girdėjau. Nu va, tai jau kaip ir nepažįstami. Nu, bet nematytas. Kol kas dar nematytas. Ar jums papasakoti, kaip aš atrodau? Papasakoti, nu, nereikia, žinokit, nelabai man įdomu. Man yra 48 metai. Esu Vilnietis. Nu. Nevedęs. A tai kodėl, va, įdomu dabar kila klausimas? Galbūt dėl tos pačios priežasties, dėl ko netekėjus ir jūs. Oi, kaip jūs daug žinot apie mane. Nu matot, prieš skambinamas aš mėgstu susirinkti tam tikros informacijos apie žmogų. Nepulsigi kviesti kavos užimtos moters. Įdomu. Įdomu labai, tikrai. Įdomu ir man. Va, tai aš galvoju, jeigu jūs neužsiemus, ar man reikėtų dar pabandyti kurią kitą dieną jums paskambinti? Nu, žinau, tą pasiūlymą turiu apmastyti, nes čia staigiai aš taip dabar jums neatsakysiu tai klausimą.
Nu ir teisingai, nėra čia ko. Jaunos merginos, kaip žinia, šiais laikais dingsta, tai aš jūsų ir neskubinsiu dėl to. Apmastykit viską, o po to jau galbūt aš galėčiau jums dar kada paskambinti. Na, žinokit, po kokias savaitės, gerai? Po savaitės? Taip. Taip ilgai. Taip ilgai. Na gerai, aš jums po savaitės tada tuomet paskambinsiu. O kada jums patogu būtų atsiliepti? Nu, anksčiau, aišku. Nes manęs dabar jūs ištraukit iš vonios. Savo skambučių. Aš jūs ištraukiau iš vonios. Vat. Atleiskite man labai. Bet žinokit, aš jūsų turėsiu to jau atsiprašyti ir už dar vieną reikalą. Taip. Nes matot, aš jūs ištraukiau iš vonios, prisistačiau jums Algirdu Čivinsku. Atsiprašau. Bet iš tiesų jums skambina radio stotis ZIP FM iš Vilniaus. FM. Labas vakaras, radistai. Labas vakaras, mes esame radistai, mano vardas yra Justinas Jankevičius, su manim yra Jonas Nainys ir mes jūs šiek tiek išdūrėm. Žinai, seni, čia yra vicedirektorė. Vicedirektoriai... Matematininkė, metodininkė. Žinok, rytoj eisim pas Diriką. Vicedirektoriai, suprantigi, pažadinom šiknoj vaivorykštę. Ir va tai va. Gyvenimas vėl nenusisekė, ponė Teresa.